sveikiname Lietkabeliui. Mes patys nenusipelnėm šitos pergalės. Jeigu tu išvykos rungtynėse pradedi prasileisdamas 2 su bauda iš po krepšio, Rupštavičius laisvas tritaškius išsimeta, tu gero negali laukti. Ir tikrai nenusipelnėm šiandien pergalės, kad taip, kovėmės, nepaleidom, nepasidavėm, bet to neužtenka, nes šiandien leidom dominuoti jų aukštaugiams. Apie tą paskutinę dar ataką, sugrįžtant po taimauto, tenais buvo idėjas jūs kamuolį ten į kitą pusę. Neišlaukė žaidėjas užtvaros. Dėl to ir prarastas kamuolys. Neišlaukė žaidėjas užtvaros. Blogai treneris paaiškino. Nes reikia dar žaidėjams tokius dalykus aiškinti, kad jeigu yra užtvara, reikia jos išlaukti. Tiesiog. Ir nekeista, kad pusfinalio rungtynėse koncentracijos stygius yra, kurį pademonstravot tarp... Sveiki atvykę į playoffus. Tai buvo žinutė į Rūbinį. Tai aišku keista. Ar nekeista, kad Lietkabelis turėdamas 8 žaidėjų rotaciją yra didesnė energija negu... Keista. Sveiki atvykę į playoffus, tai yra žinutė šiandien mums. Kuris Ryto gynėjas aukščiausio balo šiandien nusipelnė? Tarsi 3 kėliniai buvo labai sunkus, kol Margeris Normantas pelnė 13 per 4 kėlinį. Kai tu pralaimi rungtynės, tai tų balų tikrai kažkokio aukštų nesinori niekam rašyti, bet esmė, kad pralaimim kartu ir laimėsimės kartu. Nieko čia mes pirštais tikrai nebadysim, ne žaidėjai, ne teisėjai, o patys kartu mes pralaimėjom ir patys kartu turim pasidaryti išvadas ir laimėti sekančios rungtynės. Tas pirmasias 2 rungtynės visai neblogai pasekasi kontroliuoti Kovliarą, bet Rupštavičius buvo faktorius tiek pirmose, tiek antrose rungtynėse, kur dar auklėtiniai nesudirba prieš jį. Kai žaidėjas, jeigu pastebėt pirmą ataką, 2 taškus su pražanga įmeta, tai jis visą laiką jausis labai gerai. Ir man šitos žinutės perteikti komandai, aš nepatenku į žaidėjų vidų, kad išaiškint, kaip tai yra svarbu, kaip tu įeisi rungtynės ir kaip varžovas tavo įeisi rungtynės. Jeigu tu įeisi su 2 su bauda, jeigu tu įeisi su vienu kaip pasakyt, pindownu ir išeisi laisvas, išsimesi, tai tu būsi tą vakarą geras. Ir mes tą leidom šiandien. Ar toks įkapa prispaustas Lietkabelis kažką naujo parodė? Kažką buvo paruošęs jums? Žinom Lietkabelio kovingumą, žinom, kad jie mirs kiekvienose rungtynėse ir tą jie įrodinėja. Tai kažką naujo taip, pas Čianaką šiaip lyginant su, nežinau, 3-4 metai atgal tikrai yra daug to naujo ir tikrai gerai valdo komandą ir mūsų, kaip pasakyt, mūsų uždavinys yra prisitaikyti ir kažką iš savęs parodyti naujo. Tai yra playoffai, ta serija yra ilga ir tu kiekvienose rungtynėse kažkokių pakeitimų mažų turi padaryti. Laiko mažai yra, bet juos turi padaryti. Ilga serija, rungtynės vėjo rungtynės ir toks jūsų pranašumas, kalbant apie atsarginių salėlį, galvoju, čia gal gali būti lemiamas faktorius dėl finalo? Šiandien rungtynės parodė, kad tai nėra lemiantis faktorius, kad žaidėjai Lietkabelio 8-9 žaidėjai jiems užtenka. Ir kontroliuoti rungtynės ir kaip pasakyti, dalintis pražangas. Jeigu matot pas juos visi 4-3-3-3-3, visi. Pas mus yra 2-2-2-2, 0-1, 2-2-2-0. Nu, tai va čia yra didelis skirtumas ir tikrai Lietkabelis jie nieko lengvai neatiduos ir kaip pasakyti, mes tą turim suprasti ir reaguoti sekančios rungtynės. O kaip ten treneris, ta techninė buvo, kamuolys tarsi jau buvo užėjęs, kai jis įpamušė? Kamuolys buvo užėjęs, jeigu uždirbė ir aš pagalvojau, kad jis nenurėdėtų toliau. Tai man taip atrodė. Ir man taip atrodė, aš nežinau, kodėl neperžiūrėjo. Tai nežinau, čia reikia paklausti atsakingų asmenų.